Sveikos mielosios! Šį video nusprendžiau skirti mokykliniam makiažui ir padaryti jį tokį, kad tiktų tiek pradedančiam dažytis, tiek ir vyresniems merginoms. Taigi pakalbėkime apie makiažo pagrindą. Jisai turėtų būti natūraliai atrodantis, tinkantis dienos metu ir žinoma mokyklai bei jaunoms merginoms. Tai aš rekomenduoju štai šį Bourjois CC kremą, kuris naikina tiek raudonumą, tiek patamsėjimus, tiek kitus odos nelygumus, tačiau atrodo labai natūraliai. Taigi galite imti tiesiog ant savo rankos, išsispausti šiek tiek produkto ir paprasčiausiai pirštais įmasažuojant į odą jį užsidengti. Ir kad įsitikinčiau, jog pirštais viską tolygiai padengiau, aš imu Real Techniques kempinėlę, kurią sušlapinau ir išspaudžiau. Taigi jinai yra drėgna, bet nešlapia. Ir tokiais braukiamaisiais judesiais praeinu pro visą veidą, kad neliktų jokių nelygumų. Na ir toliau keliaujam prie maskuoklio, kurį pasirinkau Douglas Light Concealer ir jo uždėsiu tik vos, štai čia į paakių kampučius, kad atšviežint žvilgsnį. Nepadauginant, tik tai štai čia va, kelių taškelių tokių ir užtenka. Ir tada pirštu juos įtapšnokit. Ir dabar suteikti pamaskuotam veidui gyvybės ir paryškinti skruostukus aš naudosiu Isadoros Cool Pink skaistalus. Ir jų dėsiu labai nedaug, pasirinkus tokį dvigubo plauko šepetėlį, čia yra Mako 188, tačiau tikrai galite rasti pigesnių alternatyvų, tarkim ir iš Douglaso šepetėlių rinkinio. Tai tikrai pažadu, kad ateityje apžvelgsiu ir pigesnius šepetėlius, tiesiog šiuo metu jų neturiu. Taigi mirkau šepetėlį vos į skaistalą ir dedu ant pačių skruostukų obuoliukų. Tai tokie natūraliai rausvi skruostukai labai tinka jaunom merginom ir dieniniui makiažui. Na, jeigu taip atsitiko, kad užsidėjote šiek tiek per daug skaistalo ir nenorite, aišku, iš ryto prieš mokyklą valytis iš naujo ir darytis makiažo, tiesiog paimkite tą pačią kempinėlę su tuo likučiu pudros ir vos patapšnokite ant skruostukų. Jinai suveiks kaip trintukas ir nuims tą tokią per didelę spalvą. Tai va tiesiog štai šitaip. Na ir kągi, keliaujam toliau, o sekantis žingsnis yra eiti prie šešėlių ir juos aš pasirinkau štai tokius 4 žemės spalvos šešėlius ir dabar keliauju prie pačios šviesiausios spalvytės, imu štai tokį pūkuotą šepetėlį ir šią spalvytę padažius teptuką lengvai praeinu pro visą savo voką. Ir toliau naudoju tą patį šepetėlį, keliauju prie šitos antros spalvos, rusvesnės, ir ją dėsiu į mūsų akies linkį po kauliuku. Labai nedaug, tik vos suteikiant žvilgsniui ir akiai išraiškingumo. Taip pat nepaimkite iš karto daug šešėlio, lengvai po truputį sukurkite tą linkį. Štai taip, be jokių didelių pastangų, išsklaidžius tamsesnį šešėlį ir paryškinus viršutinį voką, aš keliauju prie truputėlį mažesnio šepetėlio ir taip pat naudoju tą antrą rusvą spalvytę ir vos dedu jos ant apatinio voko. O dabar grįžtu prie pūkuoto šepetėlio, mirkau jį į auksinę spalvytę, taip pat labai lengvai, labai nedaug ir uždedu tokį per patį centrą atspinduką, kad akis atrodytų dar gyvesnė. Na ir dabar norisi paryškinti šiek tiek blakstienų liniją, kad žvilgsnis atrodytų gilesnis. Tam jūs galite naudoti pieštuką, tik nesiūlau rinktis juodo. Aš pasirinkau štai tokį Douglas espresso spalvos pieštuką, jis yra rudas. Palei pat blakstienų liniją. Nebrėžiant kažkokio ryškaus pravedimo, tiesiog paryškinant blakstienų augimo liniją. Šepetėliu perbraukiu tą pieštuku sukurtą liniją, kad neišsisklaidytų. Ir tuomet ant viršaus uždėsiu šešėlį, kad tas pieštukas pasifiksuotų. Štai taip, ir viską užbaigiu juodu Bourjois
Push Up Volume Glamour tušu. Ir dabar keliaujam prie antakių. O antakiam aš jum, jaunas, mielas merginos, tikrai nesiūlau nieko ryškaus ir labai tikiuosi, kad jūs nepešiojate jų į siūlus, kaip buvo mano paauglystėj, todėl turite natūraliai gražius antakius, kuriem užteks tiesiog permatomo antakių gelio. Ir čia aš turiu Art Deco Clear Lash and Brow Gel. Taigi, labai paprastai paėmate šituo esamu aplikatorium ir prašukuojate savo antakius šiek tiek į viršų, taip sutvarkydavos formą ir jiems tikrai daugiau nieko nereikia. Ir šį gaivų jaunatvišką makiažą užbaigsiu Douglas lūpų balzamų su spalva, kuris per daug jūsų lūpų neišryškins, tačiau padarys jas tokias drėgnas ir labai sveikai gražias. Be to jį labai paprasta naudotis ir galite tikrai įsimesti į savo kuprinę. Taigi, merginos, gerų jums naujų mokslo metų ir mokykloje atrodykite nepriekaištingai, tačiau natūraliai.